kas padeda tada, ką visi čia svaigsta irgi kundalinį jogą. Oi, kaip aš čia kundalinį pakelsiu, kundalinį pakel gali ir širdies centro tik tai ir tu jauti ją visą laiką. Aš, pavyzdžiui, puikiai jaučiu šitoj vietoj ir dabar šitoj pradėjau jausti. Tai reiškia, kai tu išvalai čia tamsą, kundalinį jinai pati eina iš žemės ir pakyla čia, tada tavo stiprina širdies čakrą ir pas tave tada įsijungia šviesa iš širdies, kur traukimas atsiranda, nes kundalinį pradeda traukti viso pasaulio. Iš širdies, jinai iki širdies centro, ar jinai ir aukščiau paskui? Ne, jinai eina čia, jie nėra tikslo. Nes, kaip jinai pati savo energija, jinai čia tu leidi. Nes kadangi pas tave, jai užtenka čia pakilt pas žmogų. Nes jeigu tu čia, tai tu jau šventasis. Aš kalbu apie tai, kad tau gyventi reikia. Ne. Čia jau šventasis, kuris eina kaip Jėzus Kristus. Tai vat apie tokį lygmenį. Tokių, kaip pasakyti, nėra nei siekimybės, kam yra, tai prašau, bet tai turi būti jau švarus visiškai. Tu ten turi, kad jinai laisvai judėtų, jokių nusistatymų, jokių ten, ne tai, kad vieną dieną aš ten sėdžiu tokia, o kitą dieną ten tu parazitė. Ne, ten turi, nes tu paprasčiausiai tos plytelės visos pas tai jau turi būti įvestos meilė, aktyvus judėjimas, jos turi šviesti. Prastai, jinai irgi atskiras mąstanti energija, kuri paprasčiausiai tik tai praeidama mums duoda, kaip šaltinis teka. Taip. Ir mes atsigeriam. Bet jis per mumis teka, per sklypą, pavyzdžiui. Tai jis ne tavo yra. Jisai teka. Tai kundalinė yra tokia energija, kuri teka, tik tai jeigu jinai tavo laukia, nes dažniausiai jinai tik antroji čia dirba, daugiau nepakyla iki per pirmą čakrą praeina į antrą ir viską. Ir viską, žmogui daugiau neduoda. O tas tikėjimas būna toks, eina. Taip, jis kaip aplink stuburą. Kur stuburo, nes šviesos kanalas. Būna taip, kad jauti ir paskui kažkokiu momentu nejauti, arba ten praktikos metu, meditacijos metu būna įsijungia ir jaučiu. Pas tave antroji čakra, ne antroji, trečioji yra. Nes jaučiu pakyla, bet paskui kitą kartą aš jau nejaučiu ir nesuprantu, ar čia nuolatos turi būti. Jisai, pavyzdžiui, aš jaučiu visą laiką. Visą laiką nuolatos. Jinai, jeigu nugara, ne, mūsų yra nugara čia priekis, ne, čia rankos. Kaip pasakyti, čia nosis būtų, ne. Tai vienu žodžiu, jinai kai kyla, ne, ir pakyla į pirmą čia antrą čakrą, ne, jinai kaip prisisvėda, kaip apeina ir tokius ir vėl pakyla ir vėl tokius. Ir kaip pasakyti, jinai tą energiją, jinai ir vėl. Nu, aštuntuką daro pas mumis įėjusi čakrą. Aštuntuką ir vėl aplink stuburą ir vėl kitą ir aštuntuką. Jinai turi įeiti per nugarą, įeina į priekį ir išeina ir vėl tada. Jeigu pas tave, viskas turi būti pas tave atvira, šitoje vietoje nugaroj, kad jinai galėtų. Fizinį pojūtį aš, pavyzdžiui, visą laiką jaučiu. Aš ją jaučiu. Jinai, pas mane taip, kaip būtų ranka uždėta. Toks jausmas, kad kažkas ranką uždėjo. Ir jinai teka. Jinai stipri yra, apie galą stipri. Ir tu jauti. Dabar aš pradėjau jausti šitoj vietoj, širdies čakroje centre irgi, bet jinai silpniau. Nes pirmoji tam antram centre, tai buvo antros čakroje, labai anksti pradėjau jausti, trečioji tik dirbdama daug. Ir kai tu pravalai viską, tada jinai turi kur galimybę pakilti, nes jeigu pas tave čia labai labai tamsu, čia tam toj čakroje, ne, tai kaip jai surasti. Ir tų blokelių pridėta, ar ne, negali tiesiog prasimušti. Prasimušti ir nėra šviesos tenai, tada jinai pakyla iki tos, čia nėra, čia tamsa, jinai turi matyti šviesą, jinai pagal šviesą, kur jei yra šviesa, jinai taip ir juda gražiai. Ir viskas, ir jinai gyvybinė irgi dalis. Jeigu čia yra eteris, kuris eina žemės, ne, yra paprasta ir jinai visi gaunama, ne, ir tada jisai tas eteris pakyla į čia, per viršukalį ir kaip fontanas jisai eina ir visą mūsų kūną tiesiog apeina ir čia kai viduje eina irgi visas čakras pasiskirsto, kiekvieną naktį mes dėl to miegam horizontaliai ir kaip sakyti, ir jisai tada pakrauna mumis ir mes pakrauna, bet valymosi procesas vyksta tik tai sąmoningų keliu.
kai... valymosi ir tas užpildymas, nes čia vyksta tokie natūralūs procesai, kas vyksta bet kuriame žmoguje. Jisai praktikuojantis, nepraktikuojantis, jisai... Taip, mes gyvi dėl šito, vat, kad mums duoda tą eterį, mes gyvi, aplamai fizinė plotmė. Mes be šito eterio iš viso, tą pačią minutę numirtume kaip be sielos